Sybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Labadiena. Kažkodėl po paskutinės laidos mus kaltino arogancija. Nežinau, kodėl, iš kur ta arogancija ir iš kur jin sklinda. Bet, iš mūsų, iš kur? Bet mes nieko nenorėjom, man atrodo, įžeisti ir nieko blogo pasakyti. Aš tai, Laurai, nematau jokio reikalo teisintis, kiekvienas turi pilną teisę galvoti, ką nori, kalbėti, ką nori. Visą laiką džiugu, kad yra gerbėjai, kurie gins savo atlikėjus, matys tai, ką jie nori matyti, galvos tai, ką jie nori galvoti. Mesgi ir pradėjom nuo to, kad mes niekada nekalbėsime to, ko galbūt jie norėtų išgirsti. Kad ten, žinai, tai, kas jiems aktualu. Mes kalbam tai, ką mes žinom, kaip mes gyvenam, apie ką mes kalbam ir ką mes veikiam savo srity. Tai galbūt tų klausimų ir daugiau galėjo būti apie kultūrą, apie veiklą, bet matyt, žmonės norėjo išgirsti, tiksliau, išgirdo tai, ką jie norėjo išgirsti. Žmonės yra pripratę, kaip sakyt, girdėti iš artistų labai dažnai kažkokias tai geras žinias arba yra pripratę girdėti tą, ko juos pripratina girdėti. Ir mūsų tikslas netoks, tai kartais galim pasakyti ir dalykų, kurie nebūtinai visiems gali patikti. Taip. Ir mes ir kalbėsim tai, kad, žinai, aš tai taip sakau, kad pats, žinai, mūsų rate visą mane, tikrai, tenka bendrauti ne su vienu, šnekam, tai faina, kad Hebra pageria, sako, varykit, kalbėkit, tik dar daugiau visko duokite į atvirumą, kaip čia, į eterį. Tai aš manau, kad pas mus dar resursai didžiuliai yra, ką mes galim prikalbėti ir gali daugam nepatikti, ką mes prikalbėsim. Gerai, aš pareigą atlikau pagulėti, dabar galiu jau pasadėti. Lauras buvo pažadėjęs pagulėti, biškai pradėti. Jo. Kad tos arogancijos būtų iki galo daugiau. Tai nuo ko šiandien pradedam? Aktuali tema šios dienos ryto. Aš manau, kad aktualiausia tema yra LP. Ir ką jin pasakė, kaip jin atrodė ir kodėl tai apskritai vyksta. Tai žiūrėk, man jau iš ryto, aš dar nespėjau išeiti į sporto salės, jau skambina man jau irgi spaudos atstovai, ką čia pakomentuokit, taip toliau. Tai dar nebuvau iki galo susipažinęs su situacija, bet aišku, greitai teko įjungti tą susipažinimo mygtuką, viską pasižiūrėjau, greitai perskaičiau ir pasiaiškinau, ir jo situacija iš tikrųjų yra apgailėtina. Man asmeniškai atrodo, kad tai, ką jinai padarė, tai, žinai, čia visi bando pateisinti, matau, taigi čia menininkė, tai čiagi jinai visiškai yra politiška, taip toliau. Žiūrėkit, brangiai, durna ir vadyba jos durna. Tiesiai šviesiai sakau. Manau, kad pirmoje eilėje, aš manau, jinai pati rankas negavo šito megztuko ir šito atviruko. Perėjo vis tiek, mes žinom, kaip tai vyksta, ne? Greičiausiai perėjo per vadybą. Arba žmogų, kuris tenai žiūri, dar kažką, nes matosi filmuota, aš kaip suprantu, túro autobuse buvo kažkur tai. Kažkas įteikė, kažkas atnešė, atėjo paštas, štai tau dovana. Bet tai ką tu ten atidarinėjai, tu pamatai, atsiprašau, šitą vėliavą 3 spalvų ir tu ją iš karto maunėsi ant savęs. Reikia būti, jeigu šiai dienai nei olimpiados, sporto varžybos eliminavo šitą vėliavą, tai kokiu reikia būti profanu, kaip ten pasako, arba kaip dar sako, tai amerikiečiai nieko nesupranta, tai tegul skaito laikraščius, klauso radijos, tai gyvenimas, kaip sakau, kažkaip tai sukasi, aš tai manau, čia yra paprasčiausias toka viso ko. Tiesiog supratimo elementaraus ir tiek žinių, man atrodo, kad tai nutinka artistam dažnokai. Bet Laurai, jinai buvo vasarą Lietuvoje. Nejaugi nežino, kokią situaciją, nejaugi nesupranta. Būnant kelias dienas Lietuvoje, vis tiek, tu pažinai, atvažiuoja, klausia, kas čia, kaip čia, kur čia. Aš netikiu, kad reikia būti tokių jau visiškai bukagalvių menininkų. Aš kitaip ir negaliu pavadinti jos. Tikrai kaip man kaip bukagalvė. Ir paskui teisintis, aš turiu visur gerbėjai yra gerbėjai. Tai palauk, tai ta šalis žudo žmonės, ta šalis aiškiai kelia agresiją. Taip, tu gal amerikonė nesupranti. Tai va čia gal bus ir labai geras būtų pavyzdys, jeigu iš tikrųjų į jos koncertą neateitų žmonės. Natūraliai, aš nesu už tuos, aš nesu cancel kultūros šalininkas.
man patinka, kai žmonės patys sprendžia ir jeigu kažkas, kaip sakyti, viešumo apsišika, tai jo problemos. Tai jo problemos, tada gerbėjai geriausia balsuoja bilietais. Tai va, tai žinai, ir žiūrėk, ir įsivaizduok, pavyzdžiui, labai gerai išsitransliuotų žinutę pasaulyje atlikėją, kurį užsidėjo Rusijos vėliavą, neatvyko gerbėjai, kad ir buvo įsigiję bilietus. Aš tau garantuoju, kad ištransliuotų visas pasaulis. Galbūt pasiektų tuos amebinius, tuos pačius vadovus, Europos, visus kitus, kurie dabar į šitą situaciją tiesiog, vegetuojančiai žiūri. Tikrai nereikėtų kaltinti organizatorių. Tai čia labiausia nudegė bus. Tai čia blogiausia dalis, kad organizatoriam, sakykime, kurie daro koncertus, užsisako artistą iš labai labai anksti, kaip žinom. Tai sumoka avansą. Sumoka ne tai, kad avansą, aš galvoju, kad visą honorarą į priekį. Ir paskui tuos pinigus bando kažkaip atidirbti, tai aš tik tai kvieščiau žmonės negražinti bilietų, bet neiti į koncertą. Analogiškai, aš skaitau, kad geriausia būtų, bet tikrai tokia pozicija, neateiti į koncertą ir negražinti bilietų. Ir tai būtų geriausias lietuviškas pasirodymas netgi galbūt būtų, apie jį tikrai ištransliuotų visas šitas nuskambėtų labai smarkiai ir būtų smagu, nes aišku, kad ir kartais, iš organizatoriaus pozicijos galvoju, jeigu tu darai koncertą, užsisakai, kažkokį tai artistą, galvoji, viskas iki tol adekvatu lyg yra, ne, ir pokštai šauna. Yra buvę ir su metalistais keletą tokių konkrečiai, dabar aš galvoju, su kuria čia grupė, dabar neatsimenu. Bet žiūrėk, mano nuomonė, dabar atsiranda geras pretekstas čia visiems organizatoriams. Čia mes dabar vėlgi mes diskutuojam, kaip apsidraus nuo tokių dalykų, sutartį pasirašėjai viskas, bet vadinasi, visi, kurie veš užsienio atlikėjus į Lietuvą, gali paprašyti vadybos vieno dalyko. Tai užsidėti Ukrainos vėliavą? Ne. Tai įrašykit sutartį, kad atlikėjas iki pasirodymo tikrai garantuoja, kad ten tai, matai, čia iki pasirodymo, po pasirodymo tada aš nekės, ką noriu. Aš nežinau, bet sutinki, kad galima tokį, nes dabar aš suprantu, jokio nėra nei force majeure, nei dar kažko, kad atsisakyti to koncerto. Ne, tai nėra, tai ką... Apie ką mes ir šnekam. Žmogus turuoja Europoje, tai viskas kaip ir tvarkoja kainai. Bet galimas toks variantas, apsidraus kaip organizatoriui. Aš manau, kiekvienas gali tą padaryti. Vienokio ar kitokio pobūdžių, teisiškai... Matai, nuo durnumo nėra draudimo. čia yra toks dalykas, kad kiek tu... apskritai, man atrodo, kad kitas man klausimas labiau kyla. Čia artistų veiksmai socialiniuose tinkluose. Ir tie socialiniai tinklai yra didžiulė jėga, viskas tvarko, žinom, tarsi betarpiškas bendravimas su gerbėjais, bet tuo pačiu yra didžiulis ginklas, kuris gali sugriauti karjerą. Taip, bet mes, žinai, šitą dalyką puikiai žinome, net ir Lietuvos atlikėjams, kaip sakau, nepaslaptys, kai kada reikia išjungti Facebookus, Instagramus ir viską kitą. Čia turim ilgametę istoriją, kaip sakant. Tai jinai kartojasi pastoviai. Ir reguliariai kas nors, kur nors kažką pasisako. Tai man atrodo, kad ar neateina tas momentas, kad, reiškia, iš tokio, kaip sakyti, aš nežinau, vieni bendrauja su gerbėjais iš tikrųjų, kiti jaučia, tarsi tai yra būtinybė, tai irsi naujas kažkoks tai marketingo toolsas, įrankis, kuriam tarsi būtina dėti, paustinti viską, ką tu veiki, ką tu galvoji ir panašiai. Iš esmės, aš nekalbu apie ten puodų pardavimus, bet kalbu apie tai, kad muzikantai, dainininkai labai dažnai užsimiršta, kam šitas renginys reikalingas, kam jį iš vis reikia naudoti. Ir pradeda dėti viską, kas jiem ant seilės užeina, arba kokią emociją tą dieną užplūdo. Aš įsivaizduoju, gauna dabar LP paketą, nuo gerbėjų. Užsideda. Žiūrėk, visų pirma. Emocijas pagauta, iškart pripaustina ir tada supranta, man šakę, supranti, jau paleido. Tada... Aš suprantu, pas ją yra ta tatuiruotė, tas laivas, ant kur čia ištatuiruotas. Neištatuiruotas, ant šito laivasgi su vėliava rusiška. Tai bet žiūrėk, iš kur tas laivas atsiradęs yra?
tas laivas, kaip suprantu, jinai turi tatuiruotę tokią laivo ant savo kūno. Nemačiau. Gal aš mačiau kažkokį nuotrauką, gal ten feikas, nežinau, bet jeigu tas laivas iš to ir tipo pagauta emocijos, kad tai, kas ant jos atsiranda ant... Šiaip labai simboliška, kad tas laivas. Aš iškart pagalvojau. Aš tą patį pagalvojau, prašiau, kodėl laivas? Tai gerai, kad, žinai, kad dar galvoju, bet jeigu būtų balandis dar pavaizduotas... Ne, balandis tai balandis, bet tam takoj ta karabelь pašuol kudata yra posakis, ne? Ne, tai čia, žinai... Martynas nesikeikia gyvenime, tai nedrįsta. Aš negaliu pasakyti žodžių. Bet su laivu mes turim daug patirties. Daug patirties Lietuvoje, tai čia yra labai simboliška. Tai tikriausiai, kad įvykis tik tai dar kartą atskleidžia, kad bendra išsilavinimas, ne tik tai kultūrinis, bet apskritai išsilavinimas reikalingas žmogui. Reikėtų, kad paklausytų radijo, pažiūrėtų televizorių, kad bent jau žinias kokias nors įsijungtų. Gal neturi laiko. Sako, man neįdomu. Tai nepasiteisins. Iš principo, žiūrėkit, čia klausimas dar toks. Dar vienas klausimas. Kai mes vis diskutuojame apie kultūrą ir atsiranda, yra pats durniausias, kaip atskirti žmogų debilą. Galiu pasakyti, jisai turi vieną sakinį pasakyti būtinai. Atskirkit kultūrą ir meną nuo politikos. Žinau, kad asilas stovi. Nenorėjau žaisti asilų, ta prasme. Asilas būna ir protingas. Ir labai fainas gyvis. Tai iš esmėsgi kultūra arba popkultūra yra didžiausias propagandos reikalas, didžiausias, labiausiai vienintis, labiausiai skaldantis. Bet žinok, aš, ta prasme, pamatęs tą dalyką ir ten paskui visas skaitydamas galimas versijas, kodėl taip atsitiko, kas aš galvoju, 100% esu įsitikinęs, kad kokios ten bebūtų tos gerbėjos, nenustepsiu, kad kažkas tą idėją mestelėjo, pasiūlė, pats žinai, kaip struktūros Rusijoje dirba su medija, kaip sugeba susukti iš elementarios žinutės pasukelt šitą dalyką. Žinau. Aš žinau, pavyzdžiui... Pats esu papuolęs. Tai, žinau vieną, pavyzdžiui, dizaino kompaniją, kuri Rusijoje po Krymo iškart, po Krymo okupacijos, užsiėmė, kad piešia vaikų piešinius. Reikėjo daug pripiešti piešinių jam. Čia tokį užsakymą jie buvo gavę, kad neva tai vaikai iš visos Rusijos siunčia, supranti, piešinius Putinui su Krymu, ten su viskuo, su vėlium. Tai daro kompanijos. Tai nėra natūralus reikalas. Tai čia tie veiksmai, propaganda veikia. Lygiai, man atrodo, nežinau, kaip manau, kad diktatorių šalyse kitaip nėra įmanoma tiesiog. Tai aš manau, šitą temą mes galim po truputį ryšti, nes aišku situacija, kaip jinai baigsis, ar įvyks koncertas, manau, jisai įvyks, aš taip manau. Ar ateis žmonės, manau, kažkiek tai ateis ir bijau, kad gali labai didžiulė dalis ateis, žinant ankstesnius mūsų visus panašius įvykius. Nes žmonės tokie yra, aš nusipirkau bilietą, susimokėjau pinigus, tai dabar gailagi išmesti. Bet tikrai tokių bus. Iš esmės, gal vienintelis variantas kažkoks padaryti. Dabar jos tas atsiprašymas, neva tai atsiprašymas, aš labai už tai, ką ir visa kita, yra perskystas. Aš tai manau, jinai turėtų labai aiškiai pasakyti, arba kur laivas turi eiti, arba kieno yra Krymas. Dar kokį nors... Nežinau, ką dar pasakyti. Dar kažką pasakyti, tokio rimto labai. Bet šiai minutį, tai aš manau, mes drąsiai galim pasakyti, negražinkit bilietų, bet ir neikit į koncertą. Geriausia bauda būtų. Būtų geriausia bauda. Jo, nes jeigu gražinsit bilietus, paskandinsit organizatorių, kuris irgi veža daug ir gerų koncertų. Ir čia būtų negerai. Negerai, o iš tikrųjų jisai tokių dalykų negali numatyti ir daug yra kaip sakau, daug labai visokių detalių yra šitame versle ir reikia suprasti, kad, kaip Laura sakė, durnumo nėra vaistų, tai aš manau... Yra išsilavinimas vadinamas. Tai viskas tvarkoj gal. Ne visiems pavyko, taip sakant. Iki galo. Tai... Jo, ir galim čia iškart grįžti prie atvirkštinių įvykių, kurie įvyko irgi prieš keletą dienų, buvo organizuojama akcija Radarom. Taip. Teko
mažiau ar daugiau mums prisidėti prie jos. Ir pasinaudojant progą reiktų padėkoti visiems Lietuvos artistam, kurie galėjo sudalyvauti čia. Ne visi netgi galėjo, kurie norėjo. Dalis buvo išvykusių. Dalis išvykusių padarė irgi labai gerą gestą. Tai ačiū irgi jum. Jo, iš Oslo perdavė linkėjimus. Nes buvo Osle mama Oslas ir visi dainininkai, kurie ten buvo, muzikantai, kurie ten buvo, organizatoriai, kurie ten buvo, atsiuntė gerą video labai. Galiu pasakyti, kad sėdėjau studijoje, tai sukėlė ovacijas ir ačiū jum. Ačiū visiems, kurie, nei vienas nepasakė ne, visi surado laiko, nors vyko ir kitų renginių pilna aplinkui. Tai buvo sudėtinga, bet surinkti virš 8 milijonų, šiek tiek, manau, vėlgi pop, iš esmės tai yra pop renginys. Absoliutus. Pabaiga iš vis pop, ne, ir niekas labiau neskaldo ir niekas labiau nevienyje už pop renginius. Mūsų priešai tai žino geriausiai ir jie visados remiasi kuo? Remiasi pop kultūra. Taip. Propaganda. Ir jie ištransliuoja viską, ką jiems reikia. Ištransliuoja kuo puikiausiai ir tai yra žymiai didesnis ginklas nei žinios, naujienos, reportažai. Tai nepaslaptis yra, kai buvo labai ne vienas reportažas ir Artiomas Trockis labai aiškiai pasakė, kad kažkuriam interviu, kad Maskvoje prie Kremliaus sėdi atskiras, kaip sakant, visa įstaiga yra, kuri dirba tos būtent kultūrinės propagandos tema. Ir viską, nuo atlikėjų parinkimo, kur kas važiuoja, kur kas ką daro, kas gauna pinigus, ką finansuoti. Ten visas variklis užkurtas yra ir mes patys esam prasukti per tą mašiną ne kartą. Tai turiu minį blogą, kaip sakant, puolimo atžvilgiu. Tavo minimas Artėjus Trockis yra mūsų bičiulis, kuris yra rusas ir po savo išreikštos pozicijos apie Krymo aneksiją po 2014 metų turėjo palikti Rusiją. Ir namus, ir daiktus, ir didžiulę meno kolekciją. Nes likimas turbūt būtų laukęs nekoks. Jo, bet jis dar galėjo matyti daryti kitaip, bet tai buvo vienas iš tų žmonių, kurie išreiškė aiškiai poziciją ir sakė, aš su jais nieko bendro nebeturiu. Tai va, o grįžtant dar, Laurai, prie šitų visų socialinių erdvių mūsų atlikėjų, tai žinai, aš tai noriu visiems pasakyti jauniems, būtent kas ten klauso, žiūriu, tai atsiminkit vieną dalyką. Jeigu turite Facebooką, Instagramą ir savo profilius ir labai norite įsivelti į kažkokias diskusijas, kada būna temos, jums atrodo labai aktualios, tai visada prieš tai pagalvokite, kas bus po to. Ir kas gali atsitikti. Pagalvokit, ar gerai, čia jau tokia, mes kaip šitie, kas čia dabar pamokymus, bet galim duoti kažką, taigi žinom, kaip paskui reikia viskas rėpti. Tai faktas ir reikia visados pagalvoti, ar tu tai nors kiek išmanai. Kitas dalykas. Prieš komentuojant ar rašant. Jo, kitas dalykas. Tai jeigu paėmė emociją arba esate lengvai išgėręs vyno, reikia padėti telefoną. Iškart telefoną padėkite iš šono, nes tikrai norėsit paspausti, ką nors, kas tuo momentu jums gali pasirodyti labai, galbūt skausminga, aktualu arba džiaugsminga. Tai padėkite telefoną, ryte atsibūdę būsite žymiai laimingesni negu parašė. Čia tas pakomentuoti pirmam yra toks noras, visada yra pakomentuoti kažką noras, ne? Tu esi pastebimas, tave pastebėjos, apie tave kalbės, matei, ten tas parašė. Bet tuo pačiu, aš dar noriu pavaryti ant socialinių tinklų, jeigu galima. Prašom. Dėl to, kad nebelieka artistų paslapties kaip tokios. Man artistas visą laiką buvo kažkoks tai, nuo vaikystės, nuo jaunystės, tai yra žmonės, kurie turi tam tikrus sugebėjimus, sakykime, kažką padaryti, kažkokius sukelt jausmus, emocijas, prie kurių priartėti tarsi neįmanoma. Mes plakatus rinkdavom, klijuodavom ant sienų. Nes galėjo jo. Net pavyzdžiui, DM raidės išpurkštos ant kas antro 5 aukščio, tai reiškia ne ką kitą, o Depeche Mode. Arba HMR, tai Heavy Metal Rock. Tai HMR išpurkšt raidės, užtagiant dabartiniais terminais, šnekant namą, tik tai neišpurkšt buvo, tiesiog, man atrodo, su dažais teptukugi paišydavo visi. Tai
žodžiu, tas namų taginimas nėra joks naujadaras, jisai yra senas išradimas ir Lietuvoje grafiti išrado Depeche Mode gerbėjai ir metalo muzikos ir Metallicos. Taip. Metallica, aišku, dar buvo galima parašyti AC/DC, tai buvo nes jeigu tu žaibą moki nupiešti normaliai, tai kietas. Tai žodžiu, ir dar galima buvo nupiešti, ką sėkmingai ir darydavo, dabar sutinkamas rečiau, tai yra vyriškas lytinis organas, irgi būdavo ir dažnai netgi su sparnais kažkodėl. Kodėl? Aš nežinau. Bet todėl, ėjo trendas. Kaip Red Bullis, kaip tenai sparnai Čia galbūt slaptas Red Bullio marketingas įeidinėjo į rinką. Jo, komunistinę šalį bandė prasiskverbti su sparneliais. Žodžiu, kaip supratau, ką tik netekom vieno būsimo savo sponsoriaus. Bet nieko tokio, išgyvensim su kitais kokiais nors nesveikais gėrimais. ir gal nesupyks. Tai kaip nors patys prasisponsoriuosim. Gal nesupyks, gal. Ką čia pykti, taigi čia buvo kažkada, tai iš kur mums žinoti. Mes tai dar net nežinom, kad toks Red Bullis yra. Čia tik mes tokias darome galimai prielaidas, kad taip galėjo vykti. Tai va, bet čia šnekant apie, nukrypam šiek tiek vėlgi mūsų jaunystę. Tai socialiniai tinklai, man atrodo, kad išsklaidė iš principo artisto nepasiekiamumą. Jis ar nėra tau to jausmo, kad yra per daug pasiekiama, kad čia tas noras susitapatinti su gerbėjais, kaip lyg ir geras, ne? Tokio pat žmonės su 2 kojam, supranti, rankom, akim, ten iš burnos skleidžia tik tai kažkokius, kad garsus ir gauna už tai pinigus. Manau, kad iš dalies tai, kad tu sakai, yra teisinga, bet tuo pačiu ir galbūt, jeigu tu nebūsi socialiniuose tinkluose, matai, tavęs iš vis nėra. Kaip bebūtų, konkurencija be galo didžiulė. Tai žinai, jeigu jis fainai dainuoja, protingai dainuoja ir socialiniuose tinkluose elgiasi teisingai, tai tikrai nepamaišo. Tikrai nepamaišo. Tai aš nesakau, kad reikia ten nebūt, bet iš principo, kad atsiranda toks kasdieninis vartojimas. Tarsi tu gyveni jau su tuo artistu, ne? Arba artistas galvoja, kad tu su juo gyveni, nors jis tampa nuobodus, kad jis pradeda elgtis arba demonstruoti savo kokius nors kasdieninius rūpesčius, rutininius. Taip, jeigu jis kaip ryte atsikėlė, kaip valgo, ką daro, ką veikia, tada tu pradedi gyventi su juo. Jeigu tu matai non-stop realybės šou, tai jau gyvenimas su juo. Realybės šou turi tikimybę, kad jis ir yra baigtinis. Kitaip tariant, galutinis gerbėjų produktas ir tampa tas realybės šou. Taip. Ir artistas nebeturi ką parduoti. Tai va, tada, o jau su kūriniais jau... Kam eiti jo koncertą, kai tu kasdien jį matai? Matai. Čia irgi yra tame dalis teisybės. Taip. Tai reikia dozuotai viską tą daryti ir protingai. Vienu žodžiu, ateitis parodys, kiek Instagramai, kiek ten visi tie... Aš tricais nevadinu, triedalas tasai ir Facebookas dar laikys. Faktas, kad mums patogu yra tai, kad tu gali paskleisti informaciją, pateikti informaciją gali ir visą kitą padaryti gali. Mus ką tik pasiekė informacija iš gerbėjų, kad Žalgirio Arena atšaukė atlikėjos LP koncertą. Taip, čia rimtas pareiškimas, aš to pasakysiu. Tai mūsų šnekta tampa niekinė. Niekinė, galite... Bet koks skirtumas? O negali būti taip, kad sugalvos pernešti koncertą į kitą vietą? Nežinau. Man iš principo tas atšaukė, neatšaukė, dabar tas sprendimas atrodo toks keistokas, ne? Tai šiuo atveju, Laurai, bet tai mano klausimas. Pabandom atsistoti, mes kadangi ir organizatoriais būnam, ką darytume dabar? Mes organizatoriai. Tai dabar skambini vadybą ir sakai, klausyk, tavęs... Nežinau, aišku, bus čia didelis klausimas. Jeigu gali atšaukti areną, ne? Taip. Tai arena kaip ir turės tada kompensuoti nuostolius organizatoriui. Va? Tada organizatorius tampa iš vis tarp 2 ugnių. Toks sudėtingas variantas. Žodžiu, prašymas nebūt durnam, nebuvo išgirstas, reiškia. Nesuveikė. Bet kokiu atveju signalas, kuris jau dabar, vis tiek jau šiai minutė signalas tikrai nukeliaus toliau į Europą ir iki Amerikos, manau, nukeliaus, kad dėl tokio ir tokio dalyko ponios nebeleidžia į areną. Čia taip išeis informacija. Taip.
Tai aš manau, kad politikai galbūt mūsų Lietuvos turės, kaip bebūtų, galės rodyti kaip pavyzdį. Nu, matyt, kažkoks. Gal toksai ir griežtas atrodė sprendimas, bet jisai teisingas. Sprendimas griežtas, kažkam jis gal teisingas. Teisingas, jo. Bet, nu, faktas tas, kad vėlgi grįžkim prie to, kad, sakykime, įvykis susijęs su muzika, ne, su popartys. Tai tarsi jisai tolimas turėtų būti dar kartelį paneigę durnių deklaruojama tiesa, kad meno negalima painioti su politika. Viskas yra politika, menas. Nu, baisu ir aš bandau paskambinti, paklausti iš tikrųjų. Aha, karšta linija, supratau. Ne, dabar manau, kad organizatoriam prisiskambinti yra neįmanoma organizatoriams, bet irgi bandau pasižiūrėti variantus čia kažkokius. Ne, nu tai man rodo, kad užimta kol kas, bet iš tikrųjų norisi sužinoti. Čia atšaukta iš Kontinai prieš 2 minutės mums šnekant. Bet jau vadinasi informacija išėjo, bet mes puikiai suprantam, kad sprendimas buvo priimtas, aš žinau, kada vyko organizatorius į areną, nes kaip tik kalbėjom. Bet būtų įdomu sužinoti. O kas toliau? Kadangi skambina non-stopų visi turbūt žurnalistai. Tai jau čia aišku, nu ką tu pasakysi. Nors aš matau LP laiko prieš kažkiek laiko yra įsikėlusi irgi nuotrauka su Ukrainos vėliava. Tai šitas jau buvo, jo. Taip, kad, nu, gal nėra jos tokia pozicija ten. Ne, tai tiesiog, kokia jinai bebūtų, Laurai. Aš manau, kad nėra jos tokia pozicija, tiesiog jinai padarė didelę klaidą. Bet tai, tu pat žinai, kiek mūsų pramogų pasaulyje tų klaidų yra buvę ir kiek žmonės tiesiog karjeros subyra. Jie nepagalvoja, pasivadovauja emocija ir visa karjera kai kada sugriūna. Buvo taip? Buvo. Ir ne vienam. Ir ne vienam. Tai gerai, tai žiūrėk, tai kol mes kalbamės, gal ir mums atskambins dar, gal kažką sužinosim naujo, įdomu iš tikrųjų, nes, kaip sakau, bent jau naujienos iš tokios aktualios iš šou biznio lietuviškos sąlyginai. Apie socialinius tinklus mūsų Lietuvos atlikėjams trumpai ir aiškiai pasakėm, galvokit, kada ką rašote. O dar labai norėtųsi pasikalbėti, tu buvai irgi ir aš buvom knygų mugėje, kur buvo muzikos salė. Jo, muzikos salė, aš kažkada užsiminiau jau tau, nors tiesą sakant, aš atsimenu prieš kažkiek metų, mūdu tikrai nebuvom gerbėjai šito išradimo. Taip. Netgi labiau anti. Bet palaipsniui, nu, kiekvienas dalykas, kuris sulaukia kritikos, ne, kaip pirmam apdovanojimui, beje, sulaukia daug kritikos pradžioje, turėjo gauti per galvą iš visų pusių ir panašiai. Pašokinėja, pamindžia, viskas gerai. Jo, tai muzikos salė irgi nebuvo sutikta vienareikšmiškai visados šiltai, ypač mūdviejų, kiek atsimenu. Bet paskui šitas renginys tapo vienu atraminiu tokiu muzikiniu renginiu. Aš nekalbu apie knygų mugę pačią. Knygų mugė viskas gerai. Knygų mugė, žinai, yra knygų mugė muzikos saliai, padeda taip, kaip Red Carpetas padeda mamai. Nu, kažkas tokio, jo. Žinai, atveda srautą. Srautą žmonių. Atveda srautą. Ir muzikos salėje aš praleidau, iš esmės buvau visas dienas nuvažiavęs, ne visas galėjau būti, šeštadienį reikėjo padaryti tą ilgą didelį renginį. Tai, sakau, man toks įspūdis susidaro, kad knygų mūgė pati muzikos saliai, nu, aš juos atskirčiau šiek tiek, šiuo atveju mes kalbam apie muzikos salę, muzikos salė yra svarbesnis renginys nei pati knygų mūgė. Veikia taip pat, kaip mano apdovanojimam veikia raudonas kilimas, kur pritraukia dėmesį ir nukreipia į muzikantus. Lygiai čia, sakykime, tas didelis rautas žmonių, kurie ateina į knygų mugę, jie palaipsniui pradėjo vaikščioti ir į muzikos salę. Pradžioje aš labai atsimenu, kai buvo noras, kodėl kitam pastate, kaip čia viskas vyksta. Dabar muzikos salė tapo vienu iš tokių esminių traukos centrų knygų mūgiai. Irgi
Ir ten vyksta visokie, jau tokie pradeda vykti labai daug ir diskusijų, ne tik, aš nekalbu apie tai, kad, yra galimybė susitikti su gerbėjais, ten, ne kažkam, kažkas tai mėgsta. Taip. Yra artistų, kurie nebūtinai mėgsta. Ir aš juos irgi labai gerbiu ir man, pavyzdžiui, nepatiko šiek tiek tas pasakymas, kad visi, kam rūpi gerbėjai, buvo muzikos salėje. Ne visi ten buvo. Tie gerbėjai rūpi visiems, manau, be išimties, artistam, muzikantam, atlikėjam ir dainininkam. Bet ne visi galėjo apsilankyti muzikos salėje dėl, matyt, kitokių priežasčių, nebūtinai noro ar nenoro, o galbūt kai kurie ir nebūtinai ten nori būti, bet nereiškia, kad jiems gerbėjai nepatinka. Bet, sakykime, pats renginys, man atrodo, buvo vykęs, srautas liktai didelis labai. Viena jo dalis yra, sakykime, kažkokių tai atributikos arba muzikos pardavimai, ne? Šito aš nežinau. Kaip kam pavyko, kiek kas populiarus, aišku, tas ir pardavė. Ne, žinai, tai čia nieko blogo nėra. Gerbėjai nori pasiimti parašus. Parašus nori, jo, yra proga įsigyti, aš kaip sakau, 2 progos yra parduoti savo prekės, tai vienas, tiksliau 3 progos. Viena proga turėti savo kažkokią internetinę parduotuvę, kita proga yra važinėjant per Lietuvos miestų, darant koncertus, turą, dar kažką parduoti savo plokšteles, kompaktinius diskus, koinės, maikės ar dar kažką, tai ką esi pasigaminęs. Ir kita proga buvo, puikiai proga, va čia mūgiai viską, kaip sakant, vienam turgelėje, man patiko, grupė Jauti buvo pasirašius. Koinių dar turim, maikių turim, taip turim, turgelis veikia. Tai žodį turgelis čia nieko blogo nėra, konstatuoti reikia faktą, kad taip ir yra, savotiškai, kada daug vietų yra pardavimo taškų, tai turbūt ir yra turgelis. Taip. Jo, bet aišku, susitinka, pabendrauji, pamatai to, ko nematei seniau, kokia ten ta nauda galbūt. Man tai buvo įdomu, žinai, aš sekmadienį gerai ten praleidau, aš apėjau sekmadienį ir paklausiau, žinai, žmonės atsinešė tai patefoną, tai kažkokį grotuvą, tai kažkokios, visi turi kažkokių ausinių ir paklausiau muzikos, kurios aš nežinau. Lietuviškos. Nebūtinai aš net pažįstu tuos žmonės, bet jie siūlo paklausyti ir čia buvo gerų atradimų. Iš esmės, manau, kad, viskas čia pakankamai gerai vyksta. Man toks išliko šiltas įspūdis, nes paklausiau keletą artistų, nenoriu dabar jų aš ir minėti galbūt. Dar nereklamuosi. Ne, kad šitą, bet toks bendra nuotaika buvo gera. Ir aišku, didelę dalį padarė, man atrodo, Ramūnas Zilnys, kuris vedė labai daug diskusijų. Labai galiu pasidžiaugti vienu dalyku tikrai. Tai Jonu Mašanausku ir Zinutė, taip, legendinė, kurie buvo atėję į stendą ir Jonas, man atrodo, kas nežino, Jonas Mašanauskas, tai yra senieji Vilniaus stogai, Elektrėnų žiburiai, šitų dainų. O kas Zinutės nežino, tai irgi gali paaiškinti. O Zinutė, tai Zinutė apskritai yra Lietuvos šou biznio išradėja, galima sakyti. Tai yra legendinės Vilniaus plokštelių studijos, kaip čia dabartiniais terminais, gal A&R pavadinti galima, ne? Artistė. Vadybininkė. Tai populiariau tada vadinti. Vadybininkė visko. Kuri rūpinasi, kad tas dainininkas atliktų to kompozitoriaus kūrinį, jis būtų įrašytas ir paskui išsiųstas kur nors pagaminti į plokštelę. Tai Zinutė žiauriai džiaugiasi plokštelių atsigavimu. Renesansu, vaikščio visur su plokštelėm, buvo prikepus kaip visada savo skaniausių sausainių, visiems nešioja. Aš nespėjau, jau buvo suvalgyti, bet jie prisėdė stende, prieš tai pasikalbėjo su Ramūnu, Jono plokštelės buvo išparduotos, man atrodo, visos. Prašau. Tai net ir 80 plus metų artistai turėjo visai gerą laiką. Bet žiūrėk, bet aš taip suprantu, knygų mūgiai turbūt nebuvo nei vieno atlikėjo, kuris neturėtų savo plokštelės. Gal vien keli. Ne, gal keli buvo. Bet šiaip paėmus, tai praktiškai visi yra apsirūpinę plokštelėmis. Bet yra apsirūpinę plokštelėm, tas dar labiau džiugina. Ne, tai čia jau, kaip sakau, kiti interesai atsiranda, neslėpsime, ir jie visiškai natūralūs yra, bet mano supratimu, kad tiek atsirado norinčių
pasigaminti plokštelę, tai irgi yra geras dalykas, nes vis tiek tas daiktas, kuris yra apčiuopiamas, jis yra apčiuopiamas daiktas. Nu, plokštelė, kompaktinė plokštelė. Žinai, tu padovanot. Ne, tai faktas, kad atsirado, vėlgi, man atrodo, kad albumas pats vėl įgyja naują prasme. Yra, aišku, tų plokštelių pilna, kuriuose viena, dvi dainos, singlai yra vadinamas 7 colių plokštelės, kur yra, gali būti viena daina įrašyta. Ir šiuo atveju tarsi norėdami išleisti plokštelę, žmonės nori ir sudėti ir 21 minutę į vieną pusę, 21 minutę į kitą pusę. Ir tas, man tai kažkaip tai atrodo, kad gerai. Nes... Ne, tai, žiūrėk, bet kokia muzika, kuri susikrauna į kokį be paimtum daiktą, kad ir kasetė vėl atsiras, galbūt, aš tikiu, kažkaip tai jaučiu. Kad... egzistuoja. Jo, egzistuoja. Tai yra jau gerai, nes tu teisingai sakai, tai yra, daiktas, labai aiškus daiktas, kurį galima turėti, padovanoti, nežinau. Ir, kaip sakau, fiziškai, visą laiką turėjimas tas fizinio albumo, jisai visą laiką turi savo tikrai privalumų. Ir toks įspūdis teisingai, tu pastebėjai, kad 70 bent jau procentų stendų tikrai turėjo plokšteles, gal ir daugiau. Ir man atrodo, kad jas žmonės visai neblogai pirko. Tai dar džiugintinas. Galiu pasakyti, bent iš mūsų stende tikrai pirko, sakau, tuos kažkokius tai leidinius, kuriuos, sakykime, kuriais buvo prekiaujama. Ten Lileikio ir Mašanausko rekvijam, arba senieji Vilniaus stogai, arba, galbūt mažiau populiarių, bet labai retų leidinių. Ten grupė Siela, grupė Airija, grupė Lygiai lyja, pavyzdžiui, turėjo savo albumą ir aš pagal juos vertinu. Aš mačiau ten, kad kaip visada, Justinas Jarutis, Džijan, Mony. Tai manau, kad jie tai ten iš vis pavarė. Džijan, aš manau, kad prieš antrą dieną nebeturėjo plokštelį. Super. Tai gerai, reiškia, rezultatai geri. Ieva Narkutė, beje, irgi, man atrodo. Tiek, kiek spėjau pamatyti, super koloritas, užkliuvo už akės, nes jų stendas buvo su valtim ten, su visokiais pribumbasais aplinkui. Saulės Kliošas turėjo tokį sidabrinį leidinį, mačiau, kad žmonės jį nešiojas. Tokių daug, aš nežinau, nereikia gal skirsti. Tai kaip bebūtų tas, tada galima sakyti, tai šiek tiek priminė, nežinau, ar tu atsimeni ar ne, bet Vilniuje buvo plokštelių turgus. Aš čia kalbu apie tuos laikus, kurie kai kams kelia sentimentus, man jie nekelia jokių sentimentų tie laikai. Antakalnį, gale. Ar tu esi tikras, kad to turgaus Antakalnį gale dabar nėra? Kažkas tai buvo, man atrodo, jo. Jis egzistuoja. Taip, egzistuoja, dar tenai kažkas renkasi su plokštelė. Jo. Bet čia aš manau, kad čia gerą tu mintį užmetė ir aš galvoju, kad reikia padaryti vieną dieną atgaivinti kažkokį tai variantą tokį, kad padaryti, visuotinį vinyl marketą. Taip. Kad visi, kas nori, nes plokštelės turi kelis gyvenimus. Jas parduoda, jas tikrai perparduoda. Tikrai, nes jas perpardavinėtojai perparduoja dar kartą ir yra senų plokštelių rinka, yra naujų plokštelių rinka, yra naujų albumų pardavimai, dar neišleistų plokštelių rinka, todėl aš manau, kad čia gal kitam kartui reikės padaryti specialų, iš vis kažkokį tai specialią laidą, kaip veikia vinilas apskritai. Čia gera idėja. Ir reikia pasikviesim specialistų. Jo, kurie, žinai, yra ne vienas žmogus, kuris jau 100 metų tais vinilais, kaip jau 100 metų prekiauja, seni vinilininkai. Tai su jais turbūt įdomu būtų pakalbėti, ką jie mato, ką jie reikalingi. Ir galų gale, tegu taip būna. Tai va, o dar kitas dalykas mūgiai, tai pats matėjai, aš irgi buvo, kaip tu sakei, daug pokalbių. Tai aš tai spėjau tik vienam sudalyvauti, nes teko paskui mamo Oslai išskristi. Tai su Lietuvos kultūros centrais. Ok. Aš buvau kišęs galvą, bet aš kaip tik turėjau važiuoti ir darom repeticiją. Tai. O aš tuo momentu atklausiau valandą jų ten pokalbio apie sinergijas, kaip ten gali bendradarbiauti, taip toliau, bet prieš tai buvom pasikalbėję. Truputį, tai dėkui jiems, kad leido man davė žodį. Ir aš turėjau tokius kelis klausimus, kurie man pasirodė labai aktualūs. Mes irgi esam vidučiai jau kalbėję ne vieną kartą apie tai. Tai Lietuvos rajonų, miestų, miestelių šventes.
bet ne todėl, kad ten jos kažko tai labai blogas yra. O todėl, kad pas juos atsirado varžybos, kaip dėl eglučių, taip ir dėl populiariausių atlikėjų pasikvietimo į miesto šventes. Tai mes turim tą problemą, žinai, ir mes suprantu, kad iš jos kol kas neišeiname, bet kad vyksta varžybos, kas pasikvies brangiausią atlikėją, tai vyksta šitos varžybos. Bet čia akivaizdu, kad tai yra, tos varžybos vyksta ne dėl brangumo, bet dėl to miesto mero krūtumo galbūt, ką? Teisingai. Va čia yra politiniai tokie dalykai. Ir man atrodo, kad yra kultūros žmonės, kurie dirba ne Vilniui, ne Kaune, ne Klaipėdoje, ne, kaip mes kalbam. Tai jie yra ten paprastai tų miestų šviesuliai. Iš principo jie formuoja kažkokį tai kultūrinį gyvenimą formuoti. Bet su kuo jie susiduria? Su valdžia. Jie susiduria su valdžia. Ir neduok Dieve, tai valdžiai neįtiksi, ne? Taip. Tai greičiausiai, ko nors negausi. Jo, kažko negausi, gal iš darbo neatleis. Gal iš darbo neatleis, bet ko nors negausi. Pavyzdžiui, organizuoti, daryti, autobuso, dar kokio nors velnio. Nes savivalda, tam ir yra savivalda, kad pati spręstų, kaip jį sąveikauti. Bet aš nežinau, ar gal po praeitų rinkimų gal ta merų, sakykime, tokia carystė mažėja šiek tiek, ne, kai kuriuose rajonuose? Būčiau atsargus. Nepamiršk, kad po šitų rinkimų merai gavo dar daugiau galios. Ne, kad galios gavo merai, tai viskas kaip ir gerai. Kuo daugiau savivaldos, tuo man patinka iš principo savivaldos klausimas. Bet kad jie netaptų tokiais lokaliais putinėliais. Kaip čia klausimas. Ir kultūrininkai atsiduria visą laiką tom tikroj priešstatoj ir pradeda pataikauti. Pataikaujantį kultūrą virsta niekuom iš principo. Tai reiškia, ką jie gali padaryti geriausiai, tai sumokėti mum, kad mes atvežtume artistą. Taip, tai aš nuo to ir pradėjau pokalbį su jais. Ir tai nėra labai gerai, tu nori pasakyti. Aš tai noriu pasakyti, kad aš ir pradėjau nuo to, kad sakau, žiūrėjau, gal mes ir kvailai atrodom, bet tuos pinigus, kuriuos jūs mums siūlote, mes su mielu noru galim paimti. Bet ar tai yra gerai? Aš vis kuo daugiau praleidžiu laiko tam pramogų pasaulio, jau daug praleidžiu, matau, kad tai prie gero neatveda. Vis tiek. Iš principo, tavo siūlomas modelis yra kiek kitoks. Aš suprantu, kad žmonės eitų į šventes miesto, o ne į atlikėjo A arba B koncertą. Okay. O į atlikėjo koncertą, kur jie mait? Jeigu atlikėjo koncertą, jie turėjo į kultūros namus, į kultūros sales, kurias jie turi, pavyzdžiui, tu pažinai, kad didžioji dalis jų yra restauruota, turi garsą, šviesą, yra salės, kai kur naujai pastatytos, kur gali tilpti po 100,000 žmonių. Aš sutinku, nes aš pastebiu, kad yra labai gerai sutvarkytų salių, labai gerai jų netgi administruojamų. Taip. Ir jie susiduria su ta pačia problema. Jiem artistus nuperka savivaldybė, ne, arba priverčia juos pačius nupirkti, parodyti juos nemokamai. Taip. Nors sumoka tuo tarpu tokiem kaip mes dvigubai. Taip. Ir paskui, kai jiem reikia jau surinkti už bilietus, jie nesurenka. Tai ir organizatoriai, kurie daro koncertus, tos pačios kitos grupės atlikėjai važiuoja tenai, jiems pasidaro problema. Tai žiūrėk, Laurai, pradėjau pokalbį. Paklausiau, kas šiais metais iš miestų ruošiasi švęsti gimtadienius. Visi. Nes gimtadienis 753 metų ir gimtadienis. Tai dabar tai ar ten 760 ar 762, vis tiek jie šventė. Ar 215. Ir visada kažkodėl jubiliejus. Nesvarbu. Lyginis, nelyginis skaičius jubiliejus. Joninės. Visi švenčia praktiškai. Tada kitas. Liepos 6 atsiranda. Švenčiam. Tada turime dar visokių atsiranda švenčių, miestai suranda kokias nors dar, savo specifiškas. Neminėsiu kai kurių miestų, kurie net kovo 8 sugeba švęsti, darydami koncertą 2-3 dienom anksčiau iki kovo 8, bet organizuodami nemokamą koncertą. Yra ir tokių miestų. Tada, aišku, eglutė, ne? Vis tiek. Ir tos kitos varžybos yra, pats žinai, čia, aišku, aš irgi džiaugiuosi labai, kad tik po mamos apdovanojimų tas, kas daugiausiai susėmė statulėlių ir užėmė daugiausiai vietų, yra on the best, pats populiariausias ir miesteliai. Tai aš manau, kad dabar Jessica ir Ba turėtų varyti per visus miestus. Tai žinai, aš šių metų... Aš galvoju, kad Benas tai negros tose miestuose.
O Jessikas neįpirks. Neįpirks, jo. Tai, bet žiūrėk, bet netgi atsiranda miesteliai, kurie sako, mes pasiruošę ir 30 ir 35 tūkstančių sumokėtų už atlikėją. Cool? Neblogai, ne? Neblogai. Sakau, žiūrėkit, jeigu būčiau aš ir rinkčiau pilnas arenas 5, sakau, aš tai 100 paprašyčiau. Ir jie ieškos. Tu teisus, Laurai. Nes tu suprask, čia lygiai tos pačios varžybos. Kieno eglutė geresnė. Tai va, tai šitą temą, aišku, jautriausia, bet aš galvočiau, kad reikėtų kultūros įstaigas pačiom savivaldom palaikyti šiek tiek. Taigi pilna pas juos to nelogiškumo. Pavyzdžiui, yra tarybos sprendimų nustatyta kainodara, kur yra atvirkštinė. Pavyzdžiui, kultūros centruose, jeigu tu parduodi bilietų už 100 eurų, tai moki, tarkim, 15%, bet jeigu už 1000 moki 30%, atvirkščiai. Tai yra, jeigu 101, tada jau 20%, tada jeigu nuo 101 iki 200, moki jo 20%. Tada nuo 201 gali būti jau 25%. Kur tai matyta? Renkamiem tarybos nariam daryti kokius nors, ekonomikos ten antroko testas, kad būtų. Pavyzdžiui, toks, jeigu tu perki vieną sviestą pakelį, tai jis kainuoja 2 eurus. Parduotuvėje taip ir yra. Jeigu pirksi 2, tai žinok, po 3 mokėsi. Tokia logika veikia rajonų kultūros centrų ekonomika. Matai, tai ne jie patys nusistavo. Jo, teisingai pasakyti, tai yra savivaldybių priimti nutarimai, kurie jokiai ekonomikai nepasiduoda. Aš kaip sakau, vienas parašė, kiti nusirašė, bet niekas neuždavė klausimą, kodėl ir kaip. Ir man visai dar kitas klausimas yra, kodėl teatrams būna mažiau. Čia aš niekados nesutiksiu su to. Tai jeigu yra spektaklis, tai kainuoja mažiau. Jeigu yra koncertas, tai kainuoja brangiau. O galime paklausti, tai... Kur čia logika? Kur čia ta logika? Kad teatrai vis laikų bagai? Bet kad kai kurie daugiau uždirba negu iš koncertų. Ne, tai faktas. Čia logikos jokios nėra, kitas dalykas, pagalvok. Jeigu atvažiuoja, gerai, kad ir vietinis kolektyvas, koks nors... Tai žiūrėk, vietinis būrelis jis ten ir taip nemokamai gali daryti. Bilietas kainuoja 5 eurus, ne? Jisai moka procentą nuo 500 žmonių. Taip. Jisai sumoka, gerai, nuo 500,5 surinko, gerai, sumokė 300, ne? Taip. Kultūrnamiui kas. Atvažiuoji tu su koncertu ir turi mokėti 3000, tai ir 500 jiem tinka, ir 3000 tinka. Ir aš kažkada skaičiavau, kad kai kuriuose rajonuose, kultūros centruose daryti koncertą, kaštų prasme už patalpą išeina tiek pat, kiek už Žalgirio areną. Tai... O sutalpint gali, pavyzdžiui, 500 maksimum, jeigu dar prikišė aplinkui. Ne, tai žiūrėk, tai aš irgi yra daug paskaičiavimų, iš tikrųjų būtų galima kada nors, aš manau, prieisim prie to, kokį paskirsim vieną laidą tokiam lentelių parodymams ekrane, kaip tie skaičiai atrodo. Ir viena kėdė, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, išsinuomot kainuoja beveik 10 eurų. Kitaip tariant, žmogų atvesti ir pasodinti į salę 7 eurai kažkuriam mieste kainuoja 10 eurų, į areną vedant 2 eurai su kapeikom. Tai va. Tai gerai, čia aš manau, kad galima padaryti ir daugiau tų surprizų. Aš manau ir pateiksim, mes tų surprizų padarysim, padėliosim, o svarbiausia, tai aš ką noriu pasakyti, man visas šitas, dar pamiršau pasakyti, kad klausiau kultūros namų, sakau, kas jum iš merų prašė kažkokių užsakymų, apie ką mes kalbam, kad merai mėgsta, kada, mums reikia to atlikėjo, mums reikia nuo atlikėjo. Tai žinok, bet man tai kvepia, žinai ko, tuo pačiu čekiukų skandalų, tai yra kvapas. Tik tai, kad kaip ir oficialiai, išpildykite mano užgaidą ir aš įtiksiu savo žmonėms. Jo, tai aš knygų mugėje turėjau nemažai apie jau miestų stendų, šiaip susipažinti, pašnekėti, pažiūrėti, ką jie planuoja, kaip veikia. Ir jo, sako, pavyzdžiui, klausė, bet čia turim dar pakalbėti, su kuo pakalbėti. Jeigu tu esi kultūros centro vadovas, su kuo dar tu turi pakalbėti? Su valdžia. Ar valdžia leis? Taip. Tai Lietuvoje iš esmės kultūros centrai yra dideliam pavojui. Jie yra cenzuruojami merų, vicemerų, dar kokių velnių ten, kurie atsakingi. Viršesnės valdžios. Bet yra kažkokia tai viršesnė valdžia visada, kuri vadovaujasi savo skoniu, pasirodo. Didžiąją dalim jų skonis yra, nebijykit brangiai, tragiškas. Vien pažiūrėjus, kai kada, kaip jūs atvykstate į televizinės laidas, ir aš visada pažiūriu jūsų batus. Tai
Atsiminkit. Nežiūrėkime. Ne, tai tavo viskas tvarkoja yra, bet aš turiu minėti, kada televizijoje atsisėda merai arba vicemerai, arba ten šitie, pirmas žvilgsnis į batus, jeigu su batais problema, brangusis, atėjai į teleką, įsitraukiam pinytę, nusivalyk batuką, atsisės, tvarką parodyk. Tai čia tas pats yra ir su muzikiniu skoniu labai dažnu atveju, ir ne tik muzikiniu skoniu, bet ir apskritai, reikia kelti tą diskusiją apie, jeigu jau savivalda, tai kiek yra kultūros centrai patys savivalda, kiek jie gali patys veikti savarankiškai, kiek jie gali patys spręsti ir ar tai nėra pavirtę politinių įrankių. Ir kas įdomiausia, žinok, daugumai jų savo, kad yra pavirtę. Jie patys tyliai pripažįsta. Taip, jie to nepripažįsta tyliai, bet kad tai yra virtę, tai faktas, tai galbūt nėra kažkaip tai įstatymiškai apčiuopiama, bet visi suprantam, kas prie ko ir kaip. Tai žinai, dar kita ta tema buvo, kad sako, tai ką mums tada vežtis, ką čia turėti? Aš ir sakau, taigi, ar būtina tą šiai dienai patį populiariausią atlikėją griebti miesto šventį? Nebūtina, tai palauktų 2-3 metus ar ten 4, greičiausiai kainuos pigiau, tai yra visiškai logiškai. Arba tą, kuris be populiarėjantis yra. Teisingai, taip, ir tam kaip tik padėsi jį palaikydamas labai stipriai. Tai aš ir sakau, tai tiem žmonėm tikrai reikia tų lėšų, tikrai reikia koncertuoti, tikrai reikia praktikos ir tikrai reikia scenų didesnių. Tikrai taip, sutinku su tai. Nes didieji artistai atvažiuodami į miestą, jie groja blogesnėm sąlygom, negu jie daro savo koncertus. Taip. O lieka už borto labai daug vietinių. Man kažkuris patiko rajonas, kažkuris sakė, mes žinokit, dirbam tik su vietiniais. Ir aš kažkaip juos užgerbiau. Matai, bet vėlgi, Laurai, vietiniai. Berods Kaišiadoris, ratas yra, žinai, tam tikras. Kurie tampa, aš turiu meni, kad jie sako, mes žiūrim, kas yra pas mūsų rajone, kaip juos greičiau, prie kultūros gal kokia nors sostinė bus, aš nežinau. Man atrodo, kad taip, jau. Bet jie, pirmas akcentas, išsitraukti vietinius ir čia yra, man atrodo, tikras palaikymas. Tai žinai, ne tik vietinius galėtų, kaip sakau, turim, ten puikiai matom, kurie atlikėjai yra jaunimas, jauni, kaip sakau, galimai kylantis, galima atsisijoti ir tikrai galima juos pasikviesti. Ir kai sako, taip, bet pas mus niekas tada neateis į tą šventę. Tai taip, kada jūs kviečiate į atlikėją tenai iš didžiosios raidės, visi galbūt ir bėga tik tai jį. Tai jūs organizuokit šventę, suorganizuokit savo būrelius, suorganizuokit savo šokių kolektyvus, padarykit miesto šventę. Aš užduodu klausimą, ar tai miesto šventė, ką jie dabar daro, ar atlikėjo koncertas? Matai, paprastai būna atlikėjo koncertas su šašlyko intarbais ir kopūstų, o prieš tai apšildo viską koks nors meras su savo kalba, kuri akivaizdžiai niekam neįdomi, bet jisai užsipozicijonuoja, kad čia aš atvežiau. Tai va, žiūrėkit, mėly merai, arba tie, kas nori perduoti savo merams tai, ką mes kalbam, taip ir pasakykite, nelipkite ant scenų, neprisistatinėkite, nesakykite, kad jūs labai mėgstate šitą atlikėją ir jūs jį dovanojat savo miestelio žmonėms. Tai yra apgailėtina. Tragedija tai yra. Praktiškai tuo atveju, jeigu pamatyčiau ant scenos Lenino veido žmogų, tai pagalvočiau, kad iš tikrųjų Leninas. Gerai. Manau, kad čia mes linksmai pavarėm ir visiškai gana. Gana galbūt, jo. Gal kažkokių daugiau naujienų tokių nėra. Nepamirškit visi. Artėja Baltic Pride. Teisingai. Nepamirškit visi. Ypatingai kviečiam šeimų maršo atstovus prisijungti prie renginių. Jo, šią vasarą... Mes tikrai dėsim visas pastangas, kad šitas renginys būtų geras ir tikrai padėsim Lietuvos gėjų lygiai padaryti šitą renginį išskirtiniu. LT Pride'as, tai galite pykt, galite nepykt, mes prisidedam prie tų visų organizacinių dalykų, padedam jiems organizuoti koncertus. O kam nepatinka, brangėjų? Pabandykit palot, užpult, atsiųsti linkėjimų, kakučių, kokiu nors mums šitą į Facebookus ar dar tai nors. Irgi kelia mūsų žiūrimumą, bet kokiu atveju heitas irgi gerai. Žiauriai geras dalykas ir aš tai kaifuoju, kai jie tenai dergėsi, kai aš tai galvoju, kiek žmogus, žinai, aš vis laik sakytau, jeigu jis man atsiuntė kokį nors šudelį, ačiū Dievui, galbūt nieko blogo niekam nepadarys. Tai va, tai bet kokiu atveju birželio mėnuo bus labai įdomus ir bus dabar kaip tik sprendžiama programa. Taip. Tik noriu pasakyti, kad bus
Ir vieta bus derinama. koncertų, ir vieta derinama, ir birželio, sakykime, tą savaitę nuo 3 iki 9 bus daug renginių, konferencijų. Ir savaitgalį bus vienas iš didžiulių koncertų. Ir savaitgalį bus didelis koncertas. Taip, kad bus tikrai smagu. Taip, kad kviečiam visus, kas bus birželio pabaigoje Vilniuje ir kas dar nebus išvažiavę. Labai paprasta atsiminti. Taip. Vieną dieną vyks Leon Somov ir džiazų Vingio parke. Koncertas didžiulis, kitą dieną Praidas. Tai nesiskirstom po Vingio parko. Tai va tiek. Tai ką, tam kartui tiek. Naujienos atsinaujinsim, manau, po geros savaitės. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad mus heitinat, ačiū, kad mylite. O jeigu turite kokių nors, iš tikrųjų, manęs vienas žmogus, kaip dar Mūgiai pasakė, o galima jums užduoti klausimų, tai sakau, uždavinėkit, rašykite, mes tikrai pabandysime juos atsakyti, nes tai, kas dedasi muzikinėje Lietuvos rinkoje, manau, mes žinome daug, belieka tik tai arba sakyti, arba nesakyti, kas dedasi. Gerai, stengsimės pasakyti. Gerai. Ačiū, iki. Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.